Nu, čia turėtų būti smagumėlis. Tai šitą vietą. Vis nepaleidžiam. Jau paparė. Svarbiausia neskubim. Bandom taip leisti tada. Nu jau. Čia kažkas bus, žinokit, man atrodo. Kažkas bus negero. Taip, kaip čia geriau. Čia ledas. Nu, nuvažiuoti aš gal nuvažiuosiu. Bet tai kaip aš užkilsiu? Čia klausimas, tai vertas milijono. Ilgai, jei labai norisi į medį, man atrodo, važiuoti. Nu, kas bus? Sakiau. Jau. Nu, atgal tai čia bus reikalų. Aš jau įsivaizduoju. Nu, sulūžo. Kas nors, nieks nesulūžo. Blemba, nesulūžo, kaip ir viskas gerai. Тихо, 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 тихо. Labas rytukas, draugai. Nu vo. Pagaliau. Dasigavau iki vietos. Tai šiandien, draugai, aš pabandysiu gaudyti baltą žuvį. Labai norėčiau didelių kuojų, bet ar pavyks, nežinau, nes tiesą pasakius nelabai įsivaizduoju, kur tų didelių kuojų reikėtų ieškoti. Ne, bet pabandysim. Tai keletas žuklių, žinokit, pas mane čia šį kartą gavosi nelabai sėkmingų tokių. Buvau čia atvažiavęs pabandyti vėl su velniuku į Kauno marias, pats ten pasidaręs tokį velniuką. Pabandyti ešerių, nu, vieną pagavau. Draugai, nepatikėsit, aš ir pats nepatikėjau. Kalė kliova. O kibimų tai nerodė. Aik, tu savo geras, pagavau ešerį. Nes nu ką daugiau, aišku, tai ešerį. Opa! Aik, tu savo. Aš net kameros nebuvau įjungęs. Net nebuvau pasiruošęs. Visas dėlėm apkydęs. Pirmas mano, bet ant guminuko vis tiek paėmė.
Pagavau ešerį. Ai, tu savo kosmosas. Daužiau. Ir bats ant guminuko. Draugai, jūs pavyzdėkit. Ai, tu savo. Būčiau žinojęs, būčiau jungęs ant tos, nu, kad filmuoja į priekį. Kad nufilmuoti visą kikybinuką, bet tik tais. Pavyzdėkit, runčikas pagavo pagaliau ešerį. Koks fainas. Gražus, ne? Nu. Eina savo. Jūs tik pavyzdėkit, draugai. Tik fukt. Kokių 200 gramų. Tada buvau į užtvanką nuvažiavęs šapalų. Šapalo ne vieną koją pagavau. Ir mačiau, kaip pakilo nuo dugno žuvis. Oba, vėl kažkas yra. Bet nedėcka. Tai jaučiu koją. Pagal tai kaip eina. Ai ne, biški duodasi normaliai. O kas čia? Ai, tu savo kokia graži koja. Draugai. Kas čia buvo? Nutrūko man marmiškutė. Valas nutrūko. Nu geras. O kodėl? Kam reikalas? Dar geriau. Tai gerai, kad nutrūko čia, o ne pakeliui. Nu, pasižiūrėkit, kokia graži kojytė, ką? O ne? Atsargiai. Spakainiai. Jo. Baika visai. Nu ir dabar atvažiavau čionais, ant Kauno marių. Pabandysim ant Kauno marių pagauti baltą žuvikę. Žiūrėsim, ar čia mes kokį karšį. Tiesa, pirmą kartą atvažiavau. Nu, dabar ne tai, kad pirmą kartą, bet jau per tiek metų. Tai jo, pirmą kartą atvažiavau. Pirmą kartą atvažiavau gaudyti dieną ant Kauno marių. Ne naktį, o dieną. Tai va čia irgi bus įdomus reikalas. Tai dabar 7 ryto. Nu, aišku, kol pradėsim žvejoti, greičiausiai jau bus kokia pusė 8 arba 8. Tai bandysim čia. Per kelias vietas pasišersiu aš. Ir pažiūrėsim. Bet kaip čia ramu dabar. Judam link vietos. A kur ta mūsų vieta? Pažiūrėsim. Bet kaip smagu eiti, kada sausas ledas. Vandens nėra. Sniego nėra beveik, minimaliai, galima sakyti ledas. Nu jo. Nu be šipų tai čia būtų, man atrodo, čia žygla. Jau dabar iš vis sniego nėra, grynas ledas. Nežinau, reikia gręžti, žiūrėti, koks gilis. Manau, kad gal čia reikia pabandyti. Taip. Nu, fuktelnam, pavyzdžiui, čia, ne? O ko ne? Aišku. Davai, bandom čia. Koks skirtumas, kur nepagausim? Ar čia, ar ten? Nesupratau. Čia ką? Čia jau link pabaigos eina? Visi tie reikalai pas mus. Galiu pasakyti, čia ilgai nepamandravosim ant tų Kauno marių. Iš karto įsiskleidžiam palapinę, pasižiūrim.
Nes aš nelabai atgaminu, kaip ten kas. Taip. Labai gerai, draugai, kad vėjo nėra kol kas. Galima ramiai savo palapinytę fuktelt. Nu, kažkaip čia, man atrodo, reikia bandyti, ne? Jo. Pasižymint, kur dar vieną eketę šausim. Nu, antrą eketę, man atrodo, čia kažkur reikia bandyti laimę. Ai, žinokit, ručkas biškį nugribavo. Ta prasme, įsigrėžiau eketės, pasižiūrėjau. Ten kriauklių pilna. Tai teko greituoju būdu ieškoti biškį kitą vietą. Ir aišku, jau vėjukas kyla. Jau man bus sunku tą savo špokinį čia pastatyti. Bandom pastatyti parašutą savo. Kaip ir sakiau, čia dabar niuansų bus ant tokio vėjo. Lemba. Bandom su grąžtu prispausti. Nu, žinokit, draugai, šitą parodiją pasistatyti ant vėjo. Kažkas baisaus, blemba. Ypatingai, jeigu jau esi prasigręžęs eketės. Ką žinau. Kai parašutas jinai skraidžia, tai čia dar silpnas vėjas. Aš įsivaizduoju, jeigu būtų didelis. Be šansų. Kas durniausia, kad vis tiek nepataikiau. Ne, nu, bet ten pataikyti, tai ką žinau, neįmanoma. Jinai visą, kai vėliava plevėsuoja tą palapinę. Kiek aš laiko sugaišau. Ai. Žiūrim. Jo, biškį nepatogu bus. Eketės. Šiek tiek reikėjo patraukti palapinę į ten. Bet jau dabar viskas. Tai dar visą laimę, kad aš išmaišiau atatampas tas šniūrus susidėti. Man atrodo, čia jinai tuoj taip pradės plevėsuoti, kad belenkai. Tai dabar bandysiu su marmuškute vieną įleisti, o kitą su karamaislu suplūdyti. Taip, lagaminčikas šiandien nereikalingas. Galim lauke palikti. Jo. Oi, reikalų, kai visą laiką, kaip kiaulė pasipjovus. Taip. Nuo ko pradedam? Nuo plūdytis ir nuo okuliorų. Nes matyliokas vėl labai smulkus, tai man sukrapštyti tą matylioką tokį ir užmauti ant kablio, čia biškį yra reikalų. Aišku, matylioko mes įsimėsim į dėžutę, kad būtų patogiau. Bet čia toks matyliokas, kad su juo galima šertis, ką aš ir padarysiu, aišku. Nes va, nu, labai jau smulkutis, labai. Vien žodžiu, stambus džokeris. Nu ir kągi, pradžia tai bus tokia va. 3 dzikūnai ir sumuštekas. Matailis su dziku. Nu ir bandysim įleisti. Aišku, savaime, kol žuvis neatėjus, tai tu čia ant kablio gali dėti, ką nori. Didelio skirtumo vis tiek nebus.
Pradžiai reikia vis tiek, kad žuvis susirinktų. O tada jau ten gali burti kažką. Kol žuvies nėra, nieks įtakos neturi. Kai žuvis pasirodys, tada jau žiūrėsim. Ir ką aš jums galiu pasakyti, žinokit, srovė yra. Yra. Geras. Ir tokia nemaža srovytė. Nes plūdytė traukia kaip turi būti po ledų. Jau 100 metų, kai negaudžiau su marmiškutė Kauno mariose. Nežinau, čia ryždamas tą marmiškutę dar sugalvoju tokią nesąmonę. Pažiūrėsim, bus čia iš jos kokia nauda ar ne. Bet vėlgi reikia, kad būtų žuvis, aišku, kad sužinoti. O, marmiškutė ir žemiau ant to galo valo pririšau dar kabliuką. Nežinau, gal sakau bus visai nieko. Nu, tipo, žinai, jeigu aišku nesipins, neusikabins kabliukas ten tas už marmiškutės. Kadangi srovė yra, tai aš galvoju, po biškutį taip kelsiu nuo dugno tą marmiškutę kilnodamas ir man kabliukas, kaip yra iš dugnų, šliauš. Nu taip pagalvoju, o gal visai būtų ir nieko variantas, o ne? Ką gali žinoti? Tai nusprendžiau taip pabandyti. Bet čia pasidariau ant tokios ilgos meškerytės, ant tokios poilgės ir tokį ilgą sargelį uždėjau. Ką žinau, tai juda taip nelabai kaip. Nežinau. Gerai, to aš užmėsiu dabar akį. Su echolotu, ar yra čia žuvies. Nes gali būti, kad jo čia net nėra dar. Tai tu čia gali daryti, ką nori, nieko nebus. Ir manyčiau, kad aš eisiu, čia yra 8,5 metro gilis. Tai aš dabar galvoju, kad reikia man nueiti dar ant kokių 7, gal net 6 metrų išsigręžti skylę, pasišert. Nes, kojas kažkaip galvoju, gal gali laikyti sekliau. Čia gal labiau karščiai ant tokio gilio. Nu ir dar dėl sportinio intereso iššausiu ant kokių 10 metrų gilio. Bet ten aš bijau, kad ten bus dar didesnė srovė. Na štai, pasišėriau 3 eketės link kranto iki 6 metrų gilio. Ir 1 eketę dar pasišėriau link gilio ant 9,5 metrų. Po valandėlės prasibėgsim su echolotiku, pasižiūrėsim, kas ten gero. Atėjo įrakas, niekas, ar atėjo, ar neatėjo. Nes, jo vandenį tai kilnoja normaliai hesiukas. Po vasarėlis ateina, tai veiksmas vyksta. Bet gerai, va, kad tokią kėdę paėmė, o ne draugai. Bent jau kojas va galiu ištiesti, jeigu ką, tam šikinikė. Tai dabar pamalsim biškį džiokeriuko, toks jau biškis su kvapeliu, bet dar baika. Kokio džiokeriuko? Pinkos? Džiokeriuko, sako. Tada iššausim dzikūno, jau vanelina ten. Nu kaip greitai, jūs vėl vanelina. Amoniako tokio. Tai įvarom dzikūno. Taip normaliai.
Tada iššaunam matilioko. O, kokie pliurzytė bus šiandien. Gerai, matilioko dedam daugiau, nes neturim džokeriuko. Nu ir lengvai taip prasukam. Nebūtina, kad visą matiliuką ten sutarkuotų. Biškiuką, kad paleistų. Viskas. Užtenka. Nu ir aišku, sumaišysim su sausiaku. Kokias 3 saujelės įvarau. Supilu tą pliurzačką. Skanę. O, čia biški cielų yra, biški patarkuotų, visaip yra. Manau, kad dar užberiam biški. Ir išmaišom. Čia bus labai labai skanu žuvytėm. Aš taip galvočiau. Įvarykim dar šiek tiek matilioko. Jau ne šiek tiek, o visą. O, ir išmakalokim dabar dar. Tegul jis ten biški pasitrina, nieko tokio. Bus skaniau, jeigu pasitrins jisai. Nu ir per 2 vietas va šito vagėrio įmėsim. Taip, kur tas mūsų? Ai, čia. Per 2 vietikės. Dedam tos košytės. Oi, tas vėjas niekadėjas. Pučia, pučia. Kaip išprotėjęs. Viskas. Bandom. Leisti tą eketę, kur karamyslas yra. Žiūrėsim, kas mums iš to išeis. Nu ir paleisim iš 1,5 metro aukščio. Turėtų pasiskleisti tie guzai pagal idėją. Jau užkabinau gerai. Nu ir gerai, draugai, ką aš galiu pasakyti. Kol žuvytė renkasi pas mus, tiksliau ieško kelio iki mūsų skanaus stalo. Nu, gal nelabai skanu šį kartą, nežinau. Bet tikiuosi, kad bus skanus. Pala, tai gal reikia pirmiausia viską susirinkti, ne? Kad pasidaryti skanę kavytę. Tai, kur čia tas senas? O, ten pamatysit, kaip šiandien runčikas valgyt gamins. Nu, nusipirko karpininkų mūgiai tokį vieną pričindalą. Tai pamatysit. Nu ir aš, aišku, pamatysiu, kas ten mums gausis su ta pietėlinė. Nu, dabar tai mes... Jo, čia biški sudėtingi reikalai, aišku, šitoj zachamurkiai, bet kažkaip. Gerai, kad runčikas dar kūdas. Nesveria kokį 100 kg arba virš. Nežinau, kaip aš čia tilpčiau šito išpokinyčioj. Sunkiai. Nu jo, ko gero, akurat ten buvo per daug dujų, kai tą kartą man čia toks fakelas buvo. Dabar viskas gerai.
Nu, ką tu? Ką draugelis? Ką? Užuodė kitą šunį, ar ne? Užuodė jau. Oho. Užuodė. Aha. Nu, vienu žodžiu, nieks nekimba, darysimės valgyti. Bet tai kaip jums situacija? Aš pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Benamis šuo. Ten jis dabar prilipęs ten prie tokio žmogelio su dviračiu, tas važinėja, čia tipo žuvį irgi gaudo. Ešerių ieško. Tai žodžiu, esmė tokia. Tas šuo prilipęs prie jo kažkodėl tai, nors jisai ne šeimininkas, bet jisai čia vietinis, kažkur čia iš tų kaimų gretimų. Tai esmė tai, kad jisai prilipęs, aš tų šunio niekai paimti negalėjau, nes pavadėlio neturiu. Bet esmė tokia, kad aišku, aš jo namo vežtis ir taip nelabai galėčiau, nes aš neturėčiau kur laikyti, nes pas mane patį 3 šunys namie. Tai turiu omeny, kad paskambinau į Nuaras prieglaudą gyvūnų ir ką jūs savo galvojat. Vienas žodžiu tavo problemas. Aš nesuprantu, kam reikalingos tos prieglaudos. Jiems visiškai nusispjauti. Absoliučiai. Kažkur ten duokti tipo tam žmogui, tas žmogus ten net, ta prasme, sakė, kad jisai niekur neskambis, niekur nesikreips. Žodžiu, jisai jį pamaitins ir paleis. Aš turėčiau duoti tipo numerį tam žmogui, kad tas žmogus paskambintų į savivaldybę. Tada ta savivaldybė ten kažką nuspręs, ką daryti su tuo gyvūnu. Vienu žodžiu. Aš galvoju, kad viskas veikia kitaip. Aš galvoju, kad jeigu tu randi benamį gyvūną, nu tiesiog tu jį, jeigu neatsiranda šeimininkai, tu jį veži į prieglaudą ir viskas. O čia dar ilga kelionė per kopas. Tai gerai, tai jeigu tas neturi žmogus kur laikyti to gyvūno, aš neturiu kur laikyti to gyvūno, tai kur tą gyvūną dėti tuo momentu? Aplamai dabargi žiema. Ir jeigu tam žmogui daleiskim lampački, tas gyvūnas, jisai neapsikraus, tai jisai tiesiog jį paleis vėl į gatvę, tai jisai toliau valkėsis tas šuo. Aš nesuprantu tokios politikos. Aš tikrai galvojau, kad paskambinė į prieglaudą ir tą gyvūną paima. Pasirodo, ne? Nu, žodžiu. Nežinau net ką pasakyti. Eik tu savo. Blemba. Nežinau. Jo, gerai. Taip nebus jau dabar. Kadangi tas šuo nuvarė paskui tą žmogų, aš aišku to žmogaus numerį turiu, nes aš kažkaip tikėjausi, kad aš tiesiog, jeigu neatsiranda šeimininkai, nes aš paskelbiau į grupės čia tų artimiausių miestelių, kurie čia yra. Jeigu neatsiranda, galvoju, nuvažiuosiu pas tą žmogų, paimsiu tą šunį, nuvešiu į prieglaudą. Pasirodo, ne, aš jo negaliu nuvežti. Va tai va šaika. Gerai. Yra kaip yra, bent jau pabandžiau. Va, draugai, nuvažiavau į karpininkų mugę ir nusipirkau va tokią va petelnę. Ir spėkit, ką aš dabar kepsiu. Ogi dešrelės ir kiaušiniukus. Vieną dešrelę atidaviau šuniukui tam, nes buvo alkanas. Ir 2 dešrelės pasilikau savo. Bandom, žiūrėsim, kas čia mums gausis iš to. Nu, žinokit, atverčiau kažkas, tai čia vyksta. Nu.
Nu ką, žinau, visai neblogai čia kepa. Gal ir neblogas daiktas, gal ir neblogas. Sveria tik tais 0,5 kilogramo. Tai tokias trumpas žvejybas, ta prasme vienai dienai, tai gal visai ir neblogai, gal ir neblogai. Toj dešrytės pakeps, tada įmušim kiaušinukus, nes jeigu viską kartu, tai kiaušiniai jau turbūt sudegtų. Tai reikia, kai jau baiginės kepti dešrelės, tada bus galima kiaušukų sumušti. Na, runčikas kaip visą laiką, savam stiliui. O kaip kitaip? Paėmė ir paliko šakutę namuose. Jau jo paparė. Būčiau žinojęs, būčiau visas dešrelės atidavęs tam šuniui. Taip tai nedaroma, taip turi būti. O. Nu ir trečią kiaušą. Jūs tik pavyzdėkit, draugai, kokį runčikas patiekalą skanų kepa. Ai, aš dar ir druskytėsgi neturiu. Nesvarbu, bus gerai. Pavyzdėkit, draugai, kaip gražiai kepa kiaušinuką su dešrytėm. Va čia tai jo geras. Gražu žiūrėti. Nu, bet kaip valgysiu, tai tikrai nekameruosiu. Nes, nu, patys suprantat, be šakutės, tai estetikos tikrai nebus. Pasarunčikai ir taip tos estetikos nelabai būna. Bet kaip aš čia valgysiu be šakutės, tai aš neįsivaizduoju. Bet kodėl man atrodė, kad aš čia įsidėjau? Nu, kad aš čia rankose laikiau, tai tikrai aš prisimenu. Bet taip išeitų palaikiau ir atgal įdėjau stalčio, ne? Oi, su šaukščiuku reikės valgyti. Oi, ta senatvė, draugai, koks negeras dalykas. Žiaurus dalykas senatvė. Kaip aš taip galėjau pamiršti, nesuprantu, visiškai. Nu, kažkaip pamiršau. Gerai, draugai. Skanaus visiems, arunčikas pietaus, va tokį va skanų patiekalą. Taip, kad visiems skanaus, susitiksim, kai bus kibimukas, jeigu jisai bus. Blemba, nu žinokit, aš nesuprantu. Kibimas buvo ant marmiškės, kai valgiau. Sargelį pakėlė ant stovinčius. Toks kibimas kaip karščio, kad sakytum. Iškėlė visiškai sargelį į viršų. Bet ant karamyslo tai nieko. Nu gerai, pažiūrim dar. Gal dar bus. Jo, biški gaila. Bet taip gražiai sargelis, pum, taip iškilo. Ai. Nu, iki vakaro dar to laiko yra nemažai. Tik man tas šuojas iš galvos niekaip neišeina, blemba. Žiauriai gaila šuniuko. Ir ką su juo daryti, neįsivaizduoju. Nu, tikėkime, kad atsiras šeimininkai. Situacija nekokia tarp žmonių. Labai nekokia. Draugai, vėl aš kažką čia dariau ir tik tai bats, o kodėl man valas prišalo. Ir bats, kibimukas vėl iškilo plūdė, ne plūdė, o sargelis. Eina savo šios dėl to šunio, bandau dar vis surasti kažkur kažką, kad kas priimtų jį. Nardžiau po telefoną, žiūrau, sargelis vėl viršui. Bats tik tai, kažkas gero vėl.
Ta prasme gera. Kodėl taip sunkiai sukasi, nesuprantu. Kas čia? Karšis turbūt, ne? Jo. Eik, tu savo geras. Sulaukiau karšiuko, draugai. Paveisėkit. Ir kaip jums suveikia mano ta nesąmonė. Geras. Paėmė ant ko. Viršui marmiškutė, paėmė ant to kabliuko su pinkom. Normaliai. Va čia tai geras. Vienu žodžiu, aš čia bandau dar naršyti, kur tą šuniuką padėti. Jeigu tas žmogelis jo neprižiūrės, o sakė, kad neprižiūrės, tik pamaitins ir paleis. Tai bandau kažką ten sureguliuoti, kad jį kažkur atiduoti kažkam. Ir va! Sulaukiau karščio. Gaila tik tai, kad neužfiksavau kibimuko, bet aš ir taip vos pamačiau telefoną įlindęs. Vis bandau ieškoti globos namų, kurie galėtų priklausti šunį. Niekaip nerandu. Prašau. Pagavau karšiuką, sulaukiau. Super. Pasirodo, galima ir dieną pagauti, nors dabar jau link vakaro po biškį eina. Gerai, užplaukia. Man tai jo tikrai nereikia. Varyk. Bachurs. O taip va. Ir suveikė mano nesąmonė. Tai vadinasi, prieš tai irgi karštis paėmė. Buvo, nu taip, kibimukas karščio. Nežinau, kaip man čia šovė į galvą tokią nesąmonę padaryti, bet pabandžiau ir žiūrėk, pasiteisinu. Nu jo. Paėmė 2 pinkas. Nu gerai, bandysim dar. Tik sakau, man niekaip tas šuniukas iš galvos neišeina, aš čia vis suku galvą, kaip čia man padėti jam. Negalvojau, kad gali būti taip sudėtinga iš tikrųjų. Negalvojau. Nu bandom vėl tą dalyką padaryti. Kas čia yra? Kodėl taip sunkiai valas eina? Kur jis čia įlindo? Nieko nesuprantu. Kažkoks sargelis. Ai, supratau. Žodžiu. Betraukiant jisai įsirėžė į tą, nu į tą, vienu žodžiu, kaip čia jį pavadinti, laikiklį. Bet tai geras. Kiek čia tų valandų įdomu? Kada iš čia man užkybo? Bet tai palauk, tai čia aš taip suprantu, ta marmiškutė, tai čia kaip ir jokios įtakos neturi, man atrodo, ne? Čia lygiai tas pats, kas būtų švinukas. Aš taip galvočiau. Šiaip jau. Nu, svarbiausia, kad pagavau. Čia yra svarbiausia, draugai. Pasidariau dar arbatėlės. Tai jo, vadinasi, prieš tai irgi buvo karšiuko kibimukas. Nu, gal dar ateis, gal dar pagausim daugiau. 3 valandos. Nu tai ką tada, draugai, ta proga, kad galų gale pagavom bent vieną normalią žuvį. Manau, kad reikia teisingai į sveikatėlį išgerti. Jau. Kadangi jau mums pasisekė, iš 2 kibimukų karšinių pagavom vieną karšiuką. Nes prieš tai irgi garantuotai buvo karšis, nes irgi kėlė sargelį. Į sveikatą. Gerai. Išgersim skanios čiobrelių arbatos. Su
Nežinau, ar skaniais sausainiukais. Kažkokiais tai čia. Kaip jie vadinasi? Kukurūzų dribsnių sausainiai. Opa. Tai čia gal ir žuvim tiktų, jeigu kukurūzai. Nu, aš taip galvočiau, kad gali būti toks variantas irgi. Nu, blemba. Jau norėjau sakyti, kokia čia nesąmonė. Čia sąmonė, žinokit, čia visai skanu. Nu. Draugai, ant plūdytės kimba. Kas čia? Kažkas yra. Karšiukas, man atrodo, paėmė ant to, ant karamyslo, o aš jau norėjau perišinėti. Vėl karšėcas. Ai, tu savo šaika, arunčikas ant karšėco užėjo. Geras. Vis dėlto sulaukiau vakarinio. Aišku, rytinio nebuvo, bet vakarinio sulaukiau. Sportininkas tai vėl bus puskelinis. Jo. Kažkas tokia. Bet geras, vėl ant pin. Ai ne, ant sumušteko. Ant sumušteko. Pinka su matilium. Prašau. Laukiam ir sulaukiam. Va tai va, draugai. Fukt ir yra puskelinis. Ir ką mes su juo darom? Aišku, kad paleidžiam. A ką mums jo reikia? Jeigu vans gyvena. Bet tai o kur tie? Po porą kilogramų. Žinokit, super. Aš aišku, jau biškį buvau praradęs viltį. Bet po truputį žiūrau, įsibėgėja. Kuo arčiau vakaras, tuo kibimai dažnesni pasidarė. Nu, tiksliau, vakarinio kliovo kibimo tai 2. Iš 2 2. 2 kibimai, 2 žuvinai. Nu tai kom tada, leidžiam, vėl bandom laimę. Šį kartą iškėlė plūdytę. Taip jau, aišku, aš labai ilgai nelaukiau. Tik pakilo iš karto per dantis, ateini čia. Opa, vėl jis ten nuvarė. Gerai. Super. 2 lėštukauskai. Nors aš labai norėjau kuojų. Blemba. Kodėl kuojų nėra? Man taip norėtųsi tų smetanskų tokių va. Po 2 kilogramus, po 3. Man didesnių nereikia. Man po 2, po 3 kilus. Vo. Davaliai. Kodėl tokios nekimba? Nežinau, nesuprantu. Kur tos kojos aplamai sėdi? Bet aš jaučiu, kad jos sekliau vis dėlto sėdi. Man atrodo, kad čia 8,5 metriuko biškį jiems per daug. Gerai, metam vėl. Tai aš taip suprantu, kad reikės dar biškiuką man čia padaryti. Pamalt gyvų. Baigėsi. Žinau, visai kvepia. Nors dzikūnas ir smirdėjo biškiuką jau. Tad amoniako, nors ryte ploviau prieš žvejybą išvažiuodamas. Bet
Nu ir šiek tiek nuotaika pagerėjo, žinokit. Radau vis dėlto vieną prieglaudą, kuri vadinasi Nojus. Sakė, jeigu neatsiras šeimininkai, atvežkit, nieko tokio. Pasirodo, yra prieglaudų. Iš tikrųjų, nereikia jokios savivaldybės kreiptis, niekur. Kaip kažkokiam tai nuarui, kabutėse, prieglaudai. Jo, iš tikrųjų, vat, jeigu nori paremti kažkokią prieglaudą, reikia dar labai gerai pagalvoti, kurią verta remti, kurios ne. Nes gali būti taip, kad paremsi va tokius darmojėdus kaip nuaras ir pinigai, taip sakant, į eketę. Nu, jeigu jau taip atsitiks, kad Nojus, ta prasme, net ne tai, kad Nojus, bet jeigu taip atsitiks, kad to šunio šeimininkai neatsiranda, nors man čia šitoje vietoje biški toks yra klaustukas dėl tų šeimininkų, bet čia nesvarbu, nesmė vis tiek. Tai, nu ką, reikės Nojui nuvežti kažką tai lauktuvių, ar tai maišą maisto, jeigu vešim šunį, arba pinigais paremti už tai, kad priims tą šunį. Tai va, tokios tos prieglaudos. Kai kurios prieglaudos iš tikrųjų, o kai kurios prieglaudos tik tai ant popieriaus. Tokia va ta situacija. Jo, kol nesusiduri, tai ir nežinai, kaip čia viskas iš tikrųjų vyksta. Ir dar girdėjau labai daug blogų atsiliepimų apie penktą koją. Aišku, pats ant savo kailio nepatyriau. Ką patyriau ant nuaro, ant savo kailio. Kad čia iš tikrųjų ten tragedija, o ne prieglauda. Ai, tik iškart kažkaip net akmuo nuo širdies nukrito. Jeigu ką, kad bent jau tam šuniui nereikės plavinėti po kaimus čia visur. Jeigu neturėčiau nei vieno šunio, žinokit, draugai, pasimčiau už tą šunį. Antiek jis mielas, kad ką žinau. Gaila nenukameravau, nes kai kur nuėjau tenais iki tų ekečių, kur jie buvo su tuo šuniu, tai nepasėmiau kameros. Būčiau pasėmęs kamerą ir būčiau nukameravęs. Diperį įmečiau, tai jisai su dantim ištraukė man tą diperį iš eketės. Sakė, čia bus mano kamuoliukas. Tai va, kažkaip taip, draugai. Gerai, laukiam. Gražus vakarėlis už lango. Labai gražus. Ir kiek mano akelės apima, nematau nei vieno grybo. Norėjau pasakyti, nei vieno žvejo nematau. Nematau nei vieno žvejo. Nu ir ką, ir viskas, draugai. Baigėsi mano žvejyba, baigėsi mano kantrybė. Nutariau, kad turbūt nesėdėsiu iš čia kol sutems. Užteks, pabandžiau. Tai, faktas tas, kad galima ir čia pagauti, kaip suprantu. Tik kažkas gal su oru kažkas negerai. Nes kiek girdėjau, kad dabar kaip ir nelabai visur sunkiai tiksliau kimba. Tai gal kažkur kitur problemėlė. Ne vietoje, ta prasme. Gerai, vyniosiu aš jau meškerės. Tai ačiū, kad žiūrėjot, kas dedat laikus, kas komentuojat, kas karts nuo karto paremėt kanalą. Visiems didelis dėkui ir iki sekančio karto. Kur jisai bus? Gal ežeras? Audžiu tokią mintį. Bus matyt. Taip kad iki kito karto, draugai, ate.